Labukas. Kaip iš video pavadinimo jau tikriausiai ir supratot, šiandien keliaujam į Douglas renginį. Vėl Douglas renginys, mano YouTube kanale. Aš esu Douglas renginių vertintoja, entuziastė, reporterė, nežinau. Tai pirmadienį pasidariau manikiūrą, antradienį išsirinkau suknelę ir išsipurškiau įdegį. Trečiadienį pasiėmiau suknelę ir susidėjau daiktus, o dabar keliauju pas savo Laurutę, nuostabėm plaukų meistrę. Pasiėmiau gėlyčių, jas dėsim į plaukus ir drugelių dar pasiėmiau, žodžiu, pamatysit, kas jų ten gausias. Tai keliauju pas ją pasidaryti šukuosenas ir tada jau greitai lėkiu namo ir išvažiuojam į Vilnių. Sėdi gražuolė viena. Manęs laukia viena. Jo per šoną nemačiau. Jo per šoną. Ir vos uždėjo gal ant Nori taip? Nu, galim ir taip. Kaip tu galvoji, kad tau, jeigu tau paprastai, man gražu ir taip, ir taip, ir taip. Tu daryk taip, kaip tau paprasčiau. Ne, aš kad gražiau atrodo, kad įdomiau. Man tai per šoną, pavyzdžiui, žymiai įdomiau atrodo. Tai gerai. Darom tą tokį, žodžiu, reikia čia grifką į vieną pusę nukelti, čia suim ir ten susijim. Ok, tada. Gerai, kas atsitiks, jeigu mes darysim bum? O, Nieko. Tai labai gerai. Nes man jaučiu taip ir reikės važiuoti namo. Nes kapišonas ir į Vilnių reikės į priekį jaučiu laikyti. Tai aš tavęs prašysiu, kad po to man praskirtum ten, kad neskirčiau per drugelį. Šukuosena padaryta, suknelė šalia, pilamės kurą ir keliaujam. Jau esam Vilniuj, viešbutį, nežinau, kiek verta rodyti, nes esam tam pačiam Hiltone. Ir kambarys atrodo beveik identiškai toks, koks praeitame mano YouTube video. Bet nežinau, gal pasivaikštum. Tik įžengus pro duris, turim veidrodį. Čia toks šiaip labai jaukus man tas kambarys. Pasikabinau suknelę. Pasiėmėm, kaip visada, pagalves. Nežinau, čia kažkaip jaučiu reikės. Čia gal su vaiku miegot, čia vyras arba antraip, nežinau, kažką sugalvosim. Parodysiu vonios kambarį, kol vaikas išėjęs. Man labai patinka šiaip šitas vonios kambarys. Čia tokia smėlis, kopos, nežinau, gal jie tokį ir norėjo tokią atmosferą sukurti. Ir šitos plytelės man žiauriai patinka. Norėčiau savo namuose. Ir vėl aš.
Nu va, vyras išėjo iki parduotuvės greit kažką nupirkti užkast. Labai noriu valgyti, tai kažką tiesiog užkasiu. Tuo tarpu, kol jisai grįž, pasidažysiu. Nu, gal nelabai spėsiu. Tada užkasiu ir manau, kad jau visai neužilgo man reikės lėkti. O vyras su vaiku eis irgi kažkur pavalgyti normaliai, manau. Tai va, puolam ruoštis tada. Dar parodysiu, kaip atrodo pro langą vaizdas. Toks žvaigždynas. Pasakotoja tu. Nepasiėmiau paletės jokios. Nepasiėmiau blakstienų priklijuojamų. Tai makiažas bus toksai labiau kasdieninis negu šventinis. Juokinga? Ką ten darai, Jodryte? Tvarką darai? Ne. Labai džiaugiuosi, kad šį kartą daugiau laiko susiruošti. Nors kita vertus neturiu šešėlių paletės, tai koks skirtumas. Bet ir tau juokinga, Jodryte. Bet vis tiek gal ne taip paskubo viskas bus daroma. Pasiėmiau Kiko šešėlius, juos dažniausiai naudoju kaip highlighterį, bet dabar naudosiu pagal paskirtį. Labai šiaip graži. Tokia aukso su rožinė spalva. Man labai patinka Kiko. Gaila, kad Lietuvoje nėra jų parduotuvės, o kas perpardavinėjant, tai vis tiek brangiau. Ir norėtus nueit pasibandyti, dažniau pirktis, ne tik ten užsisakinėti po kelius produktus. Žodžiu, visur pablizginsim. Ir dekolte jaučiu reikės prasieiti su juo. Jeigu kam bus įdomu, tai va toks. Su šešėliais baigta. Wow! Kaip tai pamiršt? O kaip čia vadinu, čia vištiena saldžiarūgštė jaučiu, ne? Jo, čia burnas. Bulvytės. Pieštą eyelinerį neturint ausų krapštukų buvo labai bloga mintis. Bet dabar neturiu išeities. Ir galvoju, ką daryti. Antrą tikrai turiu nusipiešti. Tik klausimas, ar jį gerai piešti ir tokie būna skirtingi, ar abudu blogai. Biškelį net karštis išpylė. Bandysiu šitą nusivalyti, šitą geriau atrodo, bandžiau panašiai daryti, bet biškį geriau ir dabar galvoju pabandysiu nusivalyti. Palaikykit čiūrikus už mane. Guli duše ir tiesiog į tą, kur nubėga vanduo, žiūri. Dabar keliauju persirengti ir tada pažiūrėsiu, koks lūpdažis labiausiai tinka. Nu ką, keliauju, labai skubu, bet su tais kablais neina skubėti, tai vis tiek jau vėluosiu, madingai. Oi, tikiuosi neišsilaužti kojų, labai senai su šitais batais bijau.
į išleistuvės ar šimtadienį. Bet tada dar praktikavau savaitę namie vaikščiau. O dabar nežinau, kiek čia metų nevaikščiau. Sveiki. Labas vakaras. O papa, viską susipakavom. Keliaujam. Bolto programėlė rodė, kad 20 minučių vėluosiu, tai šiek tiek pergyvenau, kad pusę praleisiu. Važiuojant dar parašė Deimantė, kur esi? Tai labai miela, kad jau manęs laukia, pasigedo. Tai šiek tiek drąsiau jau važiavau, kad nesijausiu tokia visai iškritus iš konteksto. Bandom eiti. Aš visą laiką labai bijau nerasti. Bet iš spalvos spėjau, kad čia. Bet čia nėra įėjimo. Bet spėjau, kad čia kažkur turiu atsidurti. Kaip man ten eiti? Va šito aš ir bijau sena. Po to išėjo vienas barmenas parūkyt, pamatė mane pasimetusią, tai nurodė, kur eit. Ir po to jau pamačiau Douglas užrašą su tokiu regėjimu, tada labiausiai ir bijai pasimesti, nes tiesiog nedažnai bijai. Gerai, čia. Sveiki. Paprašysiu vardų. Indrė Gutauskė. Indrė. Gerai. Visada tik Indrė. Norėjai kažką daryti? Čia striukė. Ačiū. Į renginio erdvę. Gerai, ačiū. Va jau žinau, kad manęs laukia Deimantė su Agne, einu čia, pažiūrėkit, kaip keistai net filmuoju, einu po vieną žingsniuką dairaus, nerandu niekur jų, kur jos yra. Niekur neradau, galvau, sustosiu, tiesiog va čia toks tarpelis yra, sustosiu, pažiūrėti renginį. Pažiūrėkit, ir aš tiesiog nuėjau už Deimantės ir Agnės nugaros atsistojau ir jų nemačiau. Man labai blogai su regėjimu. Visur buvo tokių kaip salyčių, tai pasivaikščiojo, man atrodo, kad galima buvo ir šukuoseną gal pasidaryti, bet kadangi buvau jau pati su tokiu kaip turtu ant galvos, tai nieko ten ir nebeklausiau, dar pauostėm kvepalus ir prasidėjo didysis šou. Jūs esat, kaip sako, jūs esat tie, kurie laiko viską šioje žemėje. Ne vyrai, o jūs moteris. Ir jūs esat visos gražios. Ir tiesiog mylėkit save, kaip aš sakiau. Atsikėlėt ir sako, how do I look? I look good. How do I feel? I feel good. Važiuojant į Vilnių svajojau apie nealkoholinį mojito, bet jie neturėjo, tik tais turėjo arbatą nealkoholinę ir aperolę, bet nežinau, kažkada sulig tai ragavus aperolę, neprisimenu, nes nepatiko, tai pasiėmiau arbatos ir ėjom toliau žiūrėti prie salyčių, kas gero, kokios naujienos. Čia pasibandėm pudras, išrinko tinkamiausią atspalvį ir tada dar pasibandėm šitą, nežinau kaip jis vadinas, bet su ta kuvalda trankai ir žiūri įdomus dalykas, jeigu kas nors mušė. Mes visus mušėm iš jėgos, bet tas vaikinukas šiaip net ir sakė, kad čia ne jėga yra svarbiausia, dėl to 2. Tai aš 2, nesąmonė, nepatikėjau net. Tai ten kažkaip labiau vibracijas žiūri, ar taiklumą kaip tu pataikai, o ne smūgį, ne jėgą. Tai žinokit, jeigu mušit. Sekanti atrakcija buvo Majoriai prekinio ženklo laimės rato sukimas. Išsukau tik vieną, bet vienam žmogui padovanojau rinkinuką plaukų priežiūros, tai irgi esu laiminga. Ir
Tada išbandžiau VR akinius pažaisti su jais, labai patiko, tik buvo pakankamai lėtai, bet kaip pirmam kartui, manau, kaip tik. Davėm Indrei išbandyti pirmai VR akinius, tai dabar bandosi. Kaip sakoma, drąsiausiai eina pirmi. Aha, drąsiausiai eina pirmi, jos taip prinėjo, aišku, apgavo mane. Du liko. Vienas. Man tai du. Oi, ne. Kad tik tau vieneto reikia? Man vienas šiam dviejų. Ir man atrodo, jau čia paskutinė salytė, kurią aplankėm, tai pristatė L'Oreal prekinio ženklo plaukų priežiūros produktus dažytiem plaukam, dėl ko aš čia jau taip super apsidžiaugiau ir visur kartojau ir istoriją, ir TikTokui, ir čia jau nežinau kiek kartų kartojau, tai žodžiu labai džiaugiuosi šitom priemonėm. Vyras parašė, kad vaikas jau miega, tai tiesiog holė. Šiek tiek apibendrinsiu renginį. Nu, nerealiai. Tiek prigalvoja, bingo žaidėm. Apeini visas naujoves pats pirmas, sužinai, išbandai. Žiauriai džiaugiuosi, kad pataikiau, po to parodysiu plaukų priežiūros priemonės dažytiem plaukam. Raudonas buteliukas. Žiauriai džiaugiuosi. Šukuoseną išlaikė, suknelę kelios merginos gyrė, vedėja kelis kartus kalbino, tai fainai. Aišku, aš su tais kablais 2 metrų, su tokia ryškia suknelė, žodžiu, tai gal ir sunkoka manęs nepastebėt. Labai fainai, labai tikiuosi, kad pavyks ir vėl dalyvauti jų renginyje. Labai pasistengia žmonės. Aš šiaip net labai norėčiau susipažinti su žmogum, kuris pagrinde organizuoja. Žinau, kad yra žmogus ir yra komanda. Žiauriai norėčiau su to žmogum susipažinti. Man taip įspūdinga, kiek žmogus generuoja idėjų ir tokių genialių. Ir man patinka renginiai, aišku, tai yra daug streso, bet norėčiau pasikalbėti ir sužinoti, kaip ar studijavo, kaip jam sekasi organizuoti, ar rašos ant lapelio, ar žiūrisi idėjas. Žodžiu, labai norėčiau su tokiu žmogum pabendrauti, gal kada ir teks. Tikiuosi. Ir visada įdomiausia yra susipažinti su žmonėmis. Gal ne tiek, kiek pats tas renginys, ten pašokti man visada labai smagu. Kažką naujo sužinoti, labai smagu. Šiaip viskas labai smagu, bet tikriausiai į pirmą vietą statau pažintis, nes ir tu tiek daug susipažinęs gali pats paaugti ir taip gera girdėti, klausytis. Nežinau, tiesiog žiūri sudėkinga, kad gavau pakvietimą. Aš nemoku apsakyti, kokia sudėkinga. Aišku, eilinį kartą Max padėka ir merginom, Deimantei su Agne. Tiesiog, aš žiauriai laiminga. Tai dar parodysiu, kiek dovanų gavau. Dabar negalėsiu padaryti, manau, unboxingo. Nes sakau, vaikas miega, nenoriu jos pažadinti. O norėčiau apie visus šiek tiek pakalbėti, papasakot, parodyti plačiau. Tai tik parodysiu, kiek čia maišų. Žiūrėkit, didžiausias Douglas maišas, sunkiausias. Šitas. Įsivaizduokit, va čia yra šitas, tiesiog. Buvo ratas, galima buvo ratą sukti. Man atrodo, kad Deimantė filmavo, tai gal ir įmesiu šitą video. Ir aš išsukau tik tais vieną, bet kiti ir 3 išsuko. Tai žodžiu, aš vienam žmogui padovanosiu tokį patį maišą. Argi nerealu? L'Oreal
Čia jau mano suknelės dalis, tai čia va tie plaukų priežiūros produktai. Ir dar va čia pudra. Įsivaizduojat, išrinko man tinkamą pudrą. Nu, žodžiu, kosmosėlis tiesiog. Ir dar labai noriu padėkoti merginom, kurios sukūrė mano įvaizdį. Tai Laurai už tokią nerealią šukuoseną, kuri atlaikė nuo Klaipėdos iki Vilniaus. Man suknelę reikėjo užsidėti per galvą, tai netgi tai atlaikė. Ruda už įdegį, nes prie tokios suknelės tikrai labai balta atrodžiau. Ir aišku, suknelių salonui vakarė už tokią gražią suknelę, kuri sulaukė tiek daug komplimentų. Didžiausiai bučkiai jom. Nu viskas, o dabar keliauju į kambarį, nenoriu čia pažadinti žmonių, gal jau kas miega. Ir reikia galvą išsiplauti, nusiplauti makiažą, gal dar parodysiu kažkaip savo įvaizdį. O gal pamatysite tiesiog nuotraukas, pasiekit mane Instagrame ir nuotraukos tikrai bus. Pradėkim nuo L'Oreal maišiuko, kuriame turim vėžytėm plaukam šampūną. Minėjau, kad produktai yra su vitaminu C ir be sulfatų, kaukė ir serumą. Sekantis maišelis Clinique, labai apsidžiaugiau, negalėjau patikėti, man biškelį net žandikaulis atvipo, kai pamačiau, kad kitom ant rankų testuoja pudrą. Galvoju, nu nejaugi pudrą duos. Kaip suprantu, vitaminizuota. Kaip suprantu, No way. Gerai. Vitaminizuota. O čia lietuviško žodžio? Kaip suprantu, vitaminizuota ir turi SPF 50. Man parinko Light Medium Cool 4 numeriuką. Iš pirmo dar sakė, gal biškelį jinai tau per tamsi. Tada aš pagalvoju, kad aš dar ir purškiamą įdegį išsipurškiau. Bet mėgstu rudesnį veidą pasidaryti negu kūnas. Ir dar kartu buvo įdėtas raištis galvai. Tai vat jeigu prausiesi ar kokias procedūras sau darais, tiesiog užsidėtų. Trečiasis maišelis. Patiko labai logo. Vitaminų šotukai su hialuronu. Ketvirtas didžiausias maišas iš Douglas. Ir jame turime jau labai daug produktų. Tai šiek tiek greičiau praseikim. Šitą, man atrodo, renginiai rodė mum. Labai patiko. Lip filler. Niacinamidas, Douglas skystas rankų muilas, Body Lotion Mousse iš Rituals. Šitas žiauriai įdomus produktas Clinique Lip Cheek Oil. Neįsivaizduoju cheek oil, tai tiesiog, manau, natūralaus blizgesio gal suteiks. Žiauriai įdomus produktas, apie kurį Black Honey. Dar su spalva vadinasi jisai bus. Apie kurį nesu girdėjus. MAC Liquid Blush. Pakankamai tokia tamsi atrodo. Dėl šito. Aš jau prie tam renginį jį pamačiau ir galvojau, kad tik būtų, man daugiau nieko nereikia, kad tik jisai būtų maišelį. Nes aš tiesiog biškelį bomžę ir niekada neperku, bet žiauriai norėjau išbandyti, nes labai geri atsiliepimai apie šitą bazę. Tai čia yra Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Aš, žodžiu, nežinau, neištarsiu šitą pavadinimą, bet manau, kad visi ir taip šitą produktą žinot. Nu tai nekantrauju jau išbandyti. Prieš paskutinis produktas iš šito maišelio yra Benefit Bounce tušas ir paskutinis Kylie Jenner kvepalai. Jau tuščia, nes aš senai išpakavau ir kvepamas. Štai toks buteliukas, nežinau ar matėt, bet jos iš molio, man atrodo, nulipdė tokia kaip vazą ir abi dvi taip apsikabino ir taip gavosi toks buteliukas. Gėlių, pakankamai saldžių gėlių kvapas, bet grinai pavasario kvapas. Ir pabaigai pasilikau Moeri prekinio ženklo šitą visą maišelį, kuriame yra 4 plaukų priežiūros produktai. Tai pirmas Hair Boost kaukė, Moisturizing Shampoo, Smoothing Conditioner ir paskutinis, bet neprasčiausias, Thickening Spray.
Visi šie produktai yra netestuojami ant gyvūnų, su kofeinu ir B grupės vitaminais, be gliuteno, be kvapiklių, be silikonų. Wow, biotinas ir mineralai. Dovanų kiekis sprogdina galvą, su beproto laiminga, dėkinga. Žiauriai smagu buvo nuvažiuoti Vilnių į tokį renginį, tokioj nuostabioj vietoj. Šiek tiek ir susipažįsti tada su sostinė, su žmonėmis, išbandžiau naujų dalykų, smagiai praleidau laiką, pasikultūrinau, ypač kai esi mama ir sėdi namie pakankamai dažnai. Esu žiauriai laiminga ir tai yra mano vision board. O dabar nusikelkim į vakar dieną. Labas rytas, užmigom pirmą. Šitas vabaliukas atsikėlė 9. Vartis beliokie, kas kelias sekundės, aš tokia visiškai dužus. Neįsivaizduoju, kaip šiandien reikės išgyventi tą kelionę ir panašiai, kur dar labiau vargina. Einu dar pagulėti trupučiuką ir bandysiu kažkaip atsigauti. Kadangi užtaikėm ant Kaziuko mugės tą savaitgalį, tai dar prasėjom šiek tiek pasivaikščiot, pajudėti iki kol Adrytei reikės miegoti. Ir labai patiko šitas koncertas, čia buvo tik repeticija, bet kaip užvarė, kaip užkūrė mane, norėjau šokti, negalėjau sustoti. Galiu pasakyti, kad Vilniaus mugė turtingesnė negu Klaipėdos. Klaipėdai gal 5-6 pasirinkimai ir kartojas. Tai čia tikrai fainai pasižiūrėti naujų ir verslų visokių ir produktų. Pasiėmiau čai arbatos, dar biškį pasivaikščiosim ir jau keliausim atgal į Klaipėdą. Tai va, o aš jau su jumis tada atsisveikinu. Ačiū, kad žiūrėjot mano video ir iki kitų Douglas renginių. Ciao!